Sveiki, gerų naujienų televizijos eteryje metas informaciniai laidai čia ir dabar. Kviečiame žiūrėti. Panevėžyje praėjusiais metais pasaulį išvydo rekordiškai daug dvynukų, o štai per naujuosius metus gimė net 8 kūdikiai. Medikai džiūgauja, kad nors ir pamažu, bet gimstamumas pagaliau pradėjo augti. Naujųjų metų pradžia kelioms panevėžiečių šeimoms ypač džiugi. Pasaulį savo riksmu pasveikino šventinę dieną gimę kūdikiai. Kaip ir praėjusiais metais, pirmąją metų dieną gimusiems kūdikiams įteiktos dovanos. Šie metai, kaip ir visais metais, gimdė moteris tiek naujų metų išvakarėse, tiek per pačius naujosius metus. Ir turim pasidžiaugti, kad išvakarėse turėjom 5 gimdymus, 5 naujagimiai, o sausio 1 dieną gimė 3 naujagimiai šiais metais. Ir visų. Pirmosios buvo 2 mergaitės ir berniukas sausio 1 dieną gimė, bet ir kitas dienas gimdymų turėjom, įprastinai gimdė per šventinės dienas ir kaip vidurkis buvo išlaikytas gimdymo. 2015 gausūs dvynukų. Panevėžio medikai pasaulį pernai priėmė net 16 jų porų. Dėl gimstamumo mažėjimo Panevėžys skųstis taip pat negali. Gimstamumas jau ne vienerius metus išlieka stabilus. Norėtumėm pasidžiaugti, kad nepaisant, kad visoje Respublikoje ir dėl emigracijos mažėjo jaunimo, daug emigruoja žmonių, bet norim pasidžiaugti, kad Panevėžyje per praeitus metus vis tik tais gimdymų buvo daugiau negu lyginant su 2014 metais. Ir praeitais metais, 2015 beveik gimdė 1400 naujagimių. Gimdymų buvo mūsų ligoninėje. Vien ta tendencija, kad padaugėjo 30 keliais naujagimiais, mes tuo ir džiaugiamės. Nors pasaulyje sparčiai mažėja norinčiųjų gimdyti natūraliai, tačiau panevėžietis šios mados nesivaiko. Pasak gydytojo, Panevėžyje natūraliai į pasaulį atkeliaujančių vaikų daugiau nei sostinėje. Gan galim pasidžiaugti, kad gan nemažas procentų moterų, kurios ir po buvusio cezario pjūvio operacijos sėkmingai gimdo natūraliai. Tas procentas yra vienas iš geriausių Respublikoje ir mes džiaugiamės, kad ir praeiti metai tie rodikliai mūsų ligoninėje, tiek atliktų cezario operacijų skaičius yra pats žemiausias galbūt visoje Respublikoje, tiek ir gimdančių po buvusio cezario operacijų. Pas mus rodikliai yra tikrai gana geri. Pavyzdžiui, Amerikoje naujųjų metų dieną ar naktį gimdžiusios mamos ir jų vaikai jungiasi į klubus. Vien Holivude yra 896 aktoriai gimę sausio 1 dieną ir sukūrė savo klubą. Lietuvoje apie tokius klubus kol kas nežinoma, tačiau naujaisiais pasaulį išvydę kūdikiai kasmet sulaukia dovanų ir dėmesio. Praėjus keletui dienų po naujųjų, iškart po 3 karalių nuo namų ir įstaigų nuimami šventiniai papuošimai, nukabinami kalėdiniai vainikėliai. Specialistai primena, jog tinkamai sutvarkyti reikia ir kelias savaites namus puošusias kalėdines eglutes, kurios paliktos tinkamoje vietoje taps biokuru. Įprasta, jog atėjus 3 karalių šventei nupuošiamos keletą savaičių džiuginusios žaliaskarės. Tie, kas šventiniu laikotarpiu buvo pasipuošę dirbtinės eglutes, jas galės tiesiog palikti sandėliuke kitoms kalėdoms, o turėję gyvas, miškų kvepiančias egles, jau greitai turės su jomis atsisveikinti. Atliekų tvarkymo specialistai gyventojų prašo nemesti eglučių komunalinių atliekų konteinerius, o rekomenduoja gražiai atsisveikinti su vaikų džiaugsmo ir švenčių simboliu tam skirtose vietose. Mes tikrai galime pasidžiaugti, kad Panevėžio miesto gyventojai pakankamai yra sąmoningi ir kelis metus iš eilės eglutės yra pristatomos į nurodytas vietas ir jau randame tikrai nedidelę dalį eglučių, kurios yra tiesiog išmėtytos viešose vietose. Tai mes manome, kad ir šiais metais gyventojai taip pat bus sąmoningi ir tinkamai nupuošę sutvarkys eglutes. Kad žaliaskarės netaptų šiukšlėmis, daugelyje Lietuvos regionų eglutes galima tiesiog palikti nurodytose vietose. Jas priims ir kai kurios biokuru pastatus šildančios įstaigos. Eglių surinkimu Panevėžyje šiemet taip pat pasirūpinta iš anksto. Jas bus galima palikti šalia atliekų konteinerių. Kad nupuošus eglutes reikėtų išnešti šalia artimiausios kolektyvinio naudojimo mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelės. Eglutės nupuoštos bus surenkamos šių metų sausio 8 ir 11 dienomis, bet kadangi manome, kad tikrai ne visi gyventojai suspės nupuošti eglučių, tai visą sausio mėnesį vis tiek mes važiuosime ir surinkinėsime eglutes. Pasak atliekų tvarkymo skyriaus viršininkės, kasmet išmetamų eglučių kiekis vis mažėja.
Tikėtina, jog dėl valiutos keitimo ir sumažėjusių žaliaskarių pirkimų nereikalingų eglučių bus surenkama žymiai mažiau nei pernai. Gyventojai savo žaliaskares taip pat gali pristatyti ir tiesiai į atliekų tvarkymo aikšteles, kurios dažniausiai paverčiamos biokuru. Kuro energijai gaminti bus paverstos ir Panevėžio mieste surinktos eglutės. Nors su žiemos iššūkiais kelininkai jau spėjo susidoroti, vairuotojai turėtų išlikti budrūs visą šaltąjį metų laikotarpį. Kelius prižiūrinčios įmonės pripažįsta, jog ne visi miestų ir rajonų keliai yra valomi ir barstomi, todėl eismo sąlygos gali būti nepastovios. Natūralu, jog oro temperatūrai nukritus žemiau nulio, vairuotojai turėtų būti atsargesni, nes dalis kelių pasidengia ledu ar privažinėto sniego sluoksniu. Eismo sąlygos dar sunkesnėmis tampa iškritus sniegui. Kai kuriuose rajonuose šiemet jo iškrito gan gausiai. Snigo kone visą parą. Nevalyti keliai dažnai kelia eismo dalyvių nepasitenkinimą. Tačiau kelininkai prašo vairuotojų būti supratingais, nes skirtinguose miestuose iškrenta skirtingas sniego kiekis, todėl ne visus kelius pavyksta nuvalyti iš karto. Net jei tarnybos buvo tam pasiruošusios. Žiemą kažką visuomet netikėtai išklumpa arba kelininkus, arba vairuotojus. Kažkurie tai būna nepasiruošę, bet turbūt dabar kaip išėjo, suprantat, prisnygo. Atrodė, to sniego nebus, visi įprato važinėti kaip ir gatvėm, sakykime, visai švariom ir staigiai prisnygo. Pirmą kartą, kai prisnygo, tada tai irgi Panevėžy buvo labai daug sniego, daugiausia iš visų miestų Lietuvoje. Visgi šiųmetės žiemos sąlygas vairuotojai vertina gan teigiamai. Daugelis jų teigia, jog dėl eismo įvykių dažniausiai kalti patys vairuotojai. Tačiau pripažįsta, jog važiuodami švariai nuvalytais keliais, vairuotojai jaučiasi žymiai saugiau. Truputį slidu, bet dabar nelabai ir sninga. Tai nusistovėjo tokios sąlygos čia dėl kelių snaigių, tai nežinau. Tai keliuose viskas gerai? Aš tik po miestą važinėjau, toliau nebuvau išvažiavęs, tai šiek tiek slidu, bet kada važiuoji, normaliai, atsargiai, viskas tvarkoja. Nepakankamai nuvalytas. Nesakysiu, kad labai baisiai važiuot, bet jau, man atrodo, tarnybos turėtų pasirūpinti greičiau. Jau žinojau vis tiek, kad snigs. Galėtų pasirūpinti geriau, aišku. Manot, kad yra nesaugu? Nesaugu, tikrai. Dabar beveik pro visą miestą pravažiavau, tai vietom tai labai nesaugu buvo, tikrai. Geras man geras. Aš galiu važiuoti. Na. Galvojat, kad pakankamai saugu mieste, ne? Taip. Na. Bet gali būti geriau važiuoti, aišku. Vasarą geriau? Na, vasarą būtų geriau, niekada už žiemą. Įmonės Panevėžio specialus autotransportas miesto tvarkymo skyriaus viršininkas teigia, jog dėl kai kurių nevalytų miesto gatvių negalima kaltinti vien tik kelininkų. Dažniausiai jie važinėja savivaldybės iš anksto nustatytais maršrutais. Tad yra valomos tos gatvės, kuriuose yra didžiausias eismo intensyvumas ir važinėja maršrutiniai autobusai. O jeigu jūsų gatvėje susidarė sudėtingos eismo sąlygos, reikėtų kreiptis į savivaldybę. Tiek traktorinės šluotos, tiek automobiliai važinėja nustatytais maršrutais. Jie yra patvirtinti, suderinta savivaldybė patvirtinti ir mes juos nuolat prižiūrim. Tai vat, jeigu imt gatves, tarp tų maršrutų yra 99 pavadinimai gatvė. O dar mieste iš viso yra virš 300, reiškia apie 200 kažkur lieka gatvių, kurių mes pastoviai neprižiūrim. Kelininkų teigimu, Lietuvoje orai gan dėkingi, nes dėl didžiulio snygiaus nėra tekę visiškai sustabdyti eismo, nors tokia praktika dažnai taikoma užsienyje. Be to, kai kurių vietos kelių nepavyksta kokybiškai nuvalyti dėl eismo juostose sustatytų automobilių. Naktį valyti mums yra kažkiek tai patogiau. Lieka tik tai ten, kur automobiliai stovi. Mes juos apvažiuojam, bet po to jie išvažiuoja vėl tą nuvalytą vietą. Prineša sniego ir vėl atrodo, kad labai nekokybiškai nuvalyta. Taip iš tikrųjų nėra. Jeigu pažiūrėsim, kur gatvės yra, kur nestovi automobiliai, visų pločių mes valomės visą laiką, kai jau pabaigiam valyti, jis visai normaliai atrodo. Specialistai visų eismo dalyvių prašo supratingumo ir nepamiršti laikytis kelių eismo taisyklių, nes tinkamai neįvertinus eismo sąlygų galimos traumos ir nuostoliai. Kurortinis Lietuvos miestas Anykščiai jau pradeda ruoštis naujam turistiniam sezonui. Praėjusiais metais sulaukė rekordinių turistų srautų, šiemet turizmo specialistai sako turintys atlikti namų darbus, kad ne tik naujomis pramogomis, bet platesnė paslaugų pasiūla galėtų nustebinti lankytojus iš Lietuvos bei užsienio.
Kurortinio miesto statusu besididžiuojantys anykščiai džiaugiasi, kad 2015-aisiais šiame krašte apsilankė rekordinis skaičius turistų. Nors didžiausių traukos objektų tapo rugpjūtį atidarytas medžių lajų takas, turizmo specialistai sako, kad ir iki tol anykščiai buvo atrasti ir pamėgti lankytojų. Sulaukime ypatingai gausių srautų turistų. Ir netgi iki paties lajų tako atidarymo tikrai turistų netrūko, jau mūsų turistinis sezonas prasideda balandžio pabaigoje, gegužės mėnesį. Tai gegužės mėnesį Anykščiuose tikrai buvo pilna turistų, visi muziejai buvo pilni lankytojų, taip pat ir mūsų turizmo informacijos centre turėjome labai daug ekskursijų ir visą vasarą turėjome tų ekskursijų ir žmonės važiavo dar, nors ir nebuvo to paties lajų tako. Aišku, kai jau atidarė patį lajų taką, tai nuo rugpjūčio mėnesio čia šitose Anykščių gatvelėse galima buvo netgi pamatyti spūsčių, kamščių, taip sakant, ar ne, ir iki lajų tako reikėdavo važiuoti truputėlį ilgiau. Tie 10 km prailgdavo. Rugsėjo mėnesį taip pat buvo labai dideli srautai ir aišku, vien nuo rugpjūčio mėnesio, kai atidarė lajų taką, iki šios dienos regioninis lankytojų parkas pagal lankytojų bilietėlius skaičiuoja, kad jau apsilankė daugiau negu 100 000 lankytojų vien lajų take. Tai tie, kurie įsigijo regioninio parko lankytojų bilietus. Iš tiesų, skaičiuoti visų tų lankytojų neįmanoma. Tai šie metai tikrai yra rekordiniai, tikimės, kad tie srautai, aišku, jie kažkiek sumažės negu nuo atidarimo, bet tikrai išsilaikys. Anot pašnekovės, daugybė lankytinų objektų, naujų pramogų vietų į Anykščius šiandien sutraukia būrius šalies gyventojų ir į Lietuvą atvykusių turistų. Miestas tampa patrauklus ir vis įdomesnis lankytojams. Tų maršrutų galima prigalvoti begalę vien dėl to, kad yra labai didelė, labai daug įvairių tų objektų, tiek kultūrinių, tiek pramoginių. Tai iš tiesų žmogus atvykęs čia nežinodamas ir neturėdamas susiplanavęs savo maršruto, tai jis tikrai atvažiuoja dar kartą, nes per vieną dieną neįmanoma aplankyti visko ir kai pamato, kiek mes čia visko turime daug, atvyksta ir antrą kartą. Per vieną dieną tikrai savo turistam taip ir sakom, kad neaplankysite ir nesusipažinsite su mūsų kraštu. Mieste ir rajone yra 10 muziejų ir dar daugiau visokių pramoginių objektų. Aišku, populiariausi yra vasaros rogutės, kartodromas, laipynių parkas, labirintų parkas. Tai vien tokie objektai jau užima beveik visą dieną, o jeigu tu nori susipažinti ir su tais tradiciniais anykščiais, aplankyti muziejus ir pamatyti tuos gamtos objektus. Taip pat turime Šventąją upę, Urbikių ežerą, kur yra daugybė vandens pramogų ir čia galima ir ne dieną, ir ne dvi, ir savaitę praleisti ir turime, tuo labiau, kad turime daug labai gražių kaimo turizmo sodybų. Anykščių turizmo centro vadybininkė neslepia, kad šių 2016 metų sezonui reikės ruoštis ir atlikti tam tikrus namų darbus. Gausus turistų skaičius anot pašnekovės parodė kai kuriuos trūkumus. Trūksta maitinimo įstaigų, nakvynės vietų. Tačiau neabejojama, kad turistų skaičius stabilizuosis, o iki naujo turizmo sezono trūkumai bus pašalinti ir pasiūlyta naujų pramogų. Atsidaro toks naujas objektas, veidrodžio kambarys. Kosmos, kur galima pasijusti lyg paukščių take, ten įvairios šviesų instaliacijos, ar ne, ir įeiti ir pasivaikščioti, pasijusti lyg paukščių take. Tai aišku, ir verslininkai galvoja į ateitį perspektyvose, ką čia naujo, nes iš mūsų kiekvienais metais vis ne tai, kad reikalaujama, bet jau tikimasi, ką Anykščiai šiais metais naujo jau mums parodys. Tai manau, atėjus naujam turistiniam sezonui tikrai atsiras ir daugiau tų objektų, turbūt ir maitinimo įstaigų naujų turėsime ir renginių gal kažkokių kitokių pasikeitimų, manau, dar nustebinsim ir šiais metais. Anykščiai nuosekliai augo ir išaugo į kultūrinio turizmo kurortą. Čia daug muziejų, kultūros ir gamtos paveldo objektų, aktyvių pramogų, edukacinių programų ir kitų galimybių aktyviai ir kultūringai praleisti laiką bet kuriuo metų laiku. Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje dar nenupuoštos unikalios kalėdinės dekoracijos, kurias sukūrė tos pačios įstaigos slaugytoja. Pasak ligoninės vadovės Violetos Grigienės, darbuotoja originalius papuošimus dovanoja kasmet ir savanoriškai, o nuoširdus slaugytojos rankų darbas ir darbuotojus, ir ligonius veikia tarsi terapija.
Nors gydymo grožiu ar kitaip grožio terapijos paslapčių jau galima išmokti kai kuriuose aukštosiose mokyklose, viena Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės slaugytoja kasmet per didžiąsias metų šventes džiugina daugybę žmonių, nors tokio mokslo ir nėra baigusi. Ji jau keletą metų čia esančias kalėdinės egles puošia ne parduotuvėje pirktais blizgučiais, o savos gamybos originaliomis kompozicijomis. Slaugytoja neslepia, jog papuošimų gamyba užima daug laiko, tad gan dažnai jo atsiranda tik naktį. Tačiau moteris teigia, jog tokia veikla nevargina ir tikrosios profesijos darbo rezultatams blogos įtakos neturi. Be to, tai yra puikia atgaiva po streso kupinų darbų. Ir nors slaugytoja naujus žaisliukus kuria ne tik savo, bet ir darbovietei bei draugų namams papuošti, teigia, jog toks darbas ilgai neužtrunka. Užtenka savaitės, netgi kažkaip, o jau pačiam tam darbui, tai sakykime, net tiesiog nakties užtenka. Poros naktų. O šiaip idėja tai gimsta, nežinau, gimsta kada, tai jau, kai jau žinau, kada metai kokie bus, derinu, tai ten yra žalia ožka, raudona beždžionė, tai kažką tai tada kažkoks tai gimsta tada ir pradedu galvoti, pradedu ieškoti viską. Čia gal nuo vaikystės, sakyčiau, aš ir maža būdavo visokių darbelių, mėgdavau daryti ir šiaip namus puošiu ir draugams padedu ir šiaip čia toks širdies darbas. Slaugytoja teigia, jog dailę pamėgo dar vaikystėje, o ir kalėdinių žaisliukų kūrimas brangiai nekainuoja. Moteris stengiasi pritaikyti jau namuose esančius daiktus, tokius kaip šviestuvo detalės, taurelės ar mergaičių plaukų papuošalai. Ir visgi tokie papuošimai palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje kasmet yra labai laukiami. Berods prieš 5 metus eglę papuošė vieną darbuotoją, paėmus tradiciškus gamyklinius žaislus ir vestai, slaugytojai. Ir gal mums visiems nelabai patiko tas papuošimas. Ir jinai nupuošė viską, kadangi ją netenkino, jinai pagamino žaislus ir po 2 dienų mes išvydome stebuklą kalėdinį. Ir nuo to karto štai jau 5 metai atsiranda teminiai žaislai savos gamybos ir kiekvienam aukšte pastatomos prieš kalėdas gražuolės eglės su tikrai nuostabiais žaislais, su tokiais papuošimais atitinkančias šventės dvasią ir mes tikrai labai džiaugiamės, didžiuojamės kartu ir lankytojai, ir pacientai, kad savo kolektyvo tarpe turime ne tik profesionalią slaugytoją, bet ir talentingą, gražią moterį. Pasak palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vadovės, šventiškai papuošta aplinka teigiamai veikia ir pacientus, ir įstaigos darbuotojus. Be to, tokie originalūs papuošimai itin dera prie ką tik rekonstruotos modernios ligoninės aplinkos. Jeigu anuomet prieš remontą tai būdavo kaip šviesulys, kaip grožio akcentas, tai dabar jau, man atrodo, atsinaujinus aplinkai, tai jau tampa būtinybė didžiulių poreikių, bet tuo pačiu ir to kalėdų stebuklo ir grožio akcentų. Ir mes tuo tikrai labai džiaugiamės, didžiuojamės ir labai tikimės, kad ir sekančiais metais Vestulė negalės savų jėgų, nei kūrybinio tų visų proveržių ir papuoš visus 4 aukštus. Kone kasdien ligoniais besirūpinanti slaugytoja Vesta ne vienintelė kūrybinga moteris Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. Dar neseniai čia jau 2 kartą vyko projektas, kurio metu daugiau nei 10 ligoninės darbuotojų savo kūrybinės idėjas įgyvendino tapydamos ant šilko. Tai tiek šioje informacinėje laidoje čia ir dabar. Dėkoju žiūrėjusiems, neperjunkite kanalo. Gerų naujienų televizija rodo jums.